NHL čempionate šiąnakt 18 pergalę iškovojo ir 4 vietoje rytuose įsitvirtino New Yorko Rangers klubas. Jis namuose 7-0 nepasigailėjo Washingtono Capitals komandos. Nugalėtų gretose 2 kartus pasižymėjo Ryanas Callahanas. Patyrė 11 pralaimėjimą, Washingtono ritulininkai rytuose rikiuojasi antri. Kitose rungtynėse 16 pergalę iškovojo vienas vakarų konferencijos lyderių Vancouverio Canucks klubas. Jis svečiuose 2-1 palaužė Edmonton Oilers komandos pasipriešinimą. Nugalėtų gretose po kartą pasižymėjo Aleksandras Barausas ir Henrikas Edinas. Užtikrinta pergalę šventė vakaruose 4 vietą užimantis Anaheimo Ducks. Antinai namuose 6-2 sutriuškino Minnesotos Wild ekipa. Nugalėtų gretose po 2 kartus pasižymėjo Coris Perry's ir Ryanas Getzlafas. Čempionatas ir toliau nesėkmingai klostosi vieninteliam lietuviško akcentų turinčiam klubui. Dainiaus Zubraus atstovavimas New Jersey Devils rytų konferencija užima prieš paskutinę 14 vietą. Būtent Vilniaus gyventojai žino vienintelio Zubraus pavardę, užsiminus apie NHL. Ar teko kada nors žaisti ledo ritulį? Teko su draugais, kiek ant ežero. O šiaip ar stebėt ledo ritulio varžybas, ar žinote kokį nors garsų Lietuvos sportininką? Tai garsus Lietuvos ledo ritulininkas, tai tik Dainių Zubrų žinau, daugiau nežinau. O ledo ritulio tai šiaip nestebiu. Nelabai mėgstu. O jūs? Šiaip jo, labiau krepšinį domimės, bet kai žiemą ateina reikia ir pačiažinėti viską. Ar žinot kokį nors garsų ledo ritulininką? Jo, Kasparaitis būtų, bet gal jau kaip ir baigė savo karjerą, tai tikėkimės jam seksis ir toliau. Ar teko kada nors įmušti įvartį ledo ritulį? Nu, kad nelabai sužaidęs iš tikrųjų. Nelabai. Bet pačiužinėt ateinant karts nuo karto? Jo, matot. Labai smagu. Smagus sportas. Tai taip. O kuo jisai traukia taip žmonės? O, jis kaip, gali čiužinėti tik tai žiemą, žiemos atrakcija. Šiaip smagu pajudėti. Ar teko kada nors žaisti ledo ritulį? Teko, va su draugais. Šiaip ledo ritulį tai, nu, kaip, kai kurie pačiužom, kai kurie ne. Dėl to, kad ne visi moka. Va. O Lietuvos kokį nors garsų ledo ritulininką gal žinai? Nežinau. Ir ritulininko nežinau. Ar esi matęs varžybas kokias? Tik vieną kartą matęs. Tik jau nelabai atsimenu. Ar domiesi ledo rituliu? Jo, domiuosi šiaip tai lankiau 2 mėnesius, nesenai čia buvo Akropolį. Žaidėm irgi, bet ne visada išėjo laimėti.